Labą dieną, šiandieną susipažinsime su tam tikrais Photoshopo įrankiais ir konkrečiai kaip iškirpti, sakykime, paveiksliuko ir padaryti, kad į foną arba kur nors kitur įkelti, kaip iškirpti, su kokiais įrankiais. Tai pasiimam paveiksliuką, tai, sakykime, susirandame šuniuką. Na va, ir mes turime šitą šuniuką, norėtume kitur perkelti. Ir galima iškirpti naudojant laso, bet geriausias, tai laso būtų aptraukti pagal kontūrą to šuniuko ir jį perkelti. Bet galima ir su plunksna, va čia plunksna yra, pabandykime su plunksna iškirpti. Tai pirmas taškas, kuris apeis visą šuniuką, turi susisiekti su paskutiniu tašku. Tai taip einame. Jeigu suklystame, yra galimybė atšaukti įvykį. Tai gana labai tikslus įrankis, kurio galima gana tiksliai iškirpti. Ir pakankamai greitai tai galima padaryti. Aišku, jeigu labai idealiai norim padaryti, tai mažesnių taškų tarpus reikia dėti. Na, va, matot, kaip sėkmingai einasi. Iškerpam šuniuko galvą. Tiksliau pažymime. Negalime sakyti, kad iškerpame dar. Pažymime šuniuko galvą. Nu va, ir dabar pirmas su paskutiniu suėjo. Ir dabar spaudžiame dešinį pilies klavišą ant linijos, pasirenkam Mix Selection ir nusistatome čia varnytes ir uždarome, kad 4 būtų. Galima ir 2 padaryti, nebūtinai. Ir tada mirksė, ne? Va taip rodo, kad pažymėta yra. Dabar kitas sluoksnį arba kitą nuotrauką, nesvarbu, kur žadam įkelti tą objektą, iškirptą, pažymėtą tiksliau. Tai aš, sakykime, paimu kitokį objektą, sakykime, prašau, ir nusistatome to objekto dydžius. Štai aš paėmiau bespalvį, kad man bespalvis būtų, ir aš jį įkeliu. Įkeliame mes su šito įrankiu. Paėmam ir nuspaudę tempiame. Kada nutempėme ant kito objekto, ten galim koreguoti. Jeigu mums kas nors netinka, mes galim čia ištrinti, išmesti, va čia pažymėjus objektą arba kažkokį padaręs dalyką, galima va čia šiukšlynas yra išmesti. Ne? Tai ačiū už pamoką, dėkui, kad žiūrėjote.